vis dėlto yra labai didelis dalykas, nes aišku, teorija irgi yra svarbu, bet kai tu turi tą žinių bagažą ir kai tu gali tai realiuose situacijose panaudoti, tai yra visai kas kita. Ir informacija automatiškai geriau išsisauga, nes tai, kad tu išmoksti, tu pritaikai realybėje. Ši praktika buvo kažkas naujo, nes vis dėlto geriatrinė mums praktika, tiek iš chirurginės pusės, tiek iš geriatrinės, kaip prižiūrėti pacientą, kaip su juo bendrauti, būtent kaip su senyvo amžiaus žmogumi, o iš chirurginės tai būtų visas tas žaizdų perrišimas, kaip viską tvarkyti ir panašiai. Man buvo iš tikrųjų įdomu ir galbūt pirmasis žmogus, kuris mane supažindino su šią specialybę, tai buvo mano mama. Ir jinai mane sudomino ir kažkaip nusprendžiau, kad ir aš norėčiau padėti tiem žmonėm. Tu gali prisiliesti prie pacientų, tu gali prisiliesti prie pačių procedūrų, tu daugiau išmoksti. Tai man labiau tas ir patiko, kad tu gali būti su žmogum, o ne būti praktiku, o ne teoretiku. Studijuokite, bandykite ir nežinau. Jums pavyks. Tikrai.